Kaip atspausdinti Excelio dokumentą? Norint atspausdinti Excelio dokumentą, spaudžiam failas viršutiniame meniu, pasirenkam spausdinti. Galima spausdinti aktyvų lapą, tai reiškia atspausdins tik tai tą darbo lapą, kuriame mes dabar dirbame. Lapo 2 ir lapas 3 darbo lapų neatspausdins. Jeigu norim, kad atspausdintų ir tuos 2 lapus, reikia paspausti vieną kartą kairiuoju pilies mygtuku ant šito rutuliuko visą darbaknygę. Tada spausdintų visus 3 lapus ar kiek tų lapų būtų daugiau. Jeigu mes norim, tarkim, jeigu mūsų lapas yra sudarytas iš 2 ar daugiau puslapių ir mes norim atspausdinti tik tai pirmą puslapį, spaudžiam ties puslapius ir nurodom, kad nuo 1 iki 1. Tada kompiuteris atspausdins darbo lapo 1 į pirmąjį puslapį. Egzempliorių skaičius. Tai reiškia, kiek kopijų to paties lapo mes norime atspausdinti. Skaičių galima rašyti, tarkim, 2 nuo klaviatūros arba kelti, spaudinėjant kairiuoju pilies mygtuku šitos mygtukus. Spausdintuvo pasirinkimas yra šitoje vietoje. Paspaudžiam tą mėlyną rodiklę kairiuoju pilies mygtuku ir matome spausdintuvų, kurie yra įdiegti mūsų kompiuteryje pasirinkimą. Norėdami spausdinti, spaudžiame gerai.